Tai va, hotelis Cœur de Dieu atsirado čia ganėtinai greitai, užtruko mažiau nei metus. Ir štai kaip atrodo, prieš tai čia gyveno viena šeima su vaikais, ar dvi šeimos ten su vaikais. Buvo nemažai vaikų. Dabar atrodo taip, kad niekas negyvena. Man įdomu, kiek kainuoja naktis šitam viešbutį, bet šiuo metu negaliu pajudėti iš posto ir negaliu sužinoti kiek. Bet tokiu laiku aš manau, kad standartiškai durys užrakintos bus. Čia, va, kaip matot, irgi vyksta darbai, kaip visada mes turim darbus bevykstančius. Čia bus Mi banko organizuojamas renginys, važiuoti dviračiais per jų pastatytą trasą. Ir štai kaip atrodo centriukas. Įdomu, ar paims copyrightas, ar nepaims. Labai ilgai dirba. Mes čia visą dieną ir jie čia visą dieną. Tai va, atsirado toks Cœur de Dieu, per kelis mėnesius išsivystė ir buvo čia prieš tai apleistas pastatas. Ir aš nieko prieš apleistų pastatų remontą. Tik tai kažkaip tai, man atrodo, toks iškilmingas pastatas turėtų aiškiai matytis, kad yra lankomas. Ir naktinis gyvenimas čia užmirštas, naktinis darbas čia labai yra propaguojamas. Įdomus dar dalykas, toks keistas. Atėjo pas mane žmogus, pasidarėm intervą. Pašnekėjom biškį. Nuotaika pakylėta. Tiesiog nuostabu yra, ką matau, ką girdžiu. Ir su nekantrumu laukiu tolimesnio vystymosi. Ir kaip matot, mes turim didžiai brandą.